Na ką, draugai, šįkart apie picas, bet ne apie paprastas picas, o tikras itališkas picas. Tad kviečiu visus jūs persikelti kartu su manimi į Italiją, Kalabrijos regioną, Tropėją. O šio miestelio grožį vargu ar pavyks man perteikti video pagalba. Labiausiai, manau, Tropėją žino pasaulyje būtent dėl šio paplūdimio. Kadangi aš ne ekskursijų gidas, geriau eikime pavalgyti. Gyvenime italų kalbos neteko mokintis, tad itališkai pavadinimo tikrai nebandysiu ištarti. Bet pasakysiu, kad pavadinimas susijęs su meile. Pavadinimas pavadinimu, bet man svarbiausia, kad picos čia yra kepamos krosnyje. Tiesa, per tą malkinę krosnį vos nepamiršau svarbiausia, jų labai skanus alus. Na ir tabam babam picos! Taip ir matau Lietuvos tinklinių pizzerijų savininkus kažkur kamputėje nervingai rūkančius ir laukiančius, kol aš įvardinsiu šių picų kainas. Bet pirmą noriu pasakyti, kad šios picos ženkliai didesnės nei standartinės Lietuvoje, o skonis bombinis. Pica, kurią aš valgiau, kainavo 10 eurų. O katinienės valgyta pica buvo šiek tiek brangesnė ir kainavo 12 eurų. To Italijoje ir garžgaistės netokios karčios, ir mozzarella visai kitokio skonio. Na ir kas svarbiausia, šitom picom nereikia jokio papildomo padažo. Tad aukšto riebaus skatino įvertinimu pasipuošė ir vienas restoranas Tropėjoje.